Panevėžys dalyvauja tarptautinėje iniciatyvoje, kurios tikslas populiarinti tvarų susisiekimą mieste. Šiuo metu Panevėžio miesto savivaldybė įgyvendina darnaus judumo plano priemones bei vykdo projektą Efektyvaus darnaus judumo mieste planavimo stiprinimas Baltijos miestuose. Vienas svarbiausių projekto uždavinių – skatinti gyventojus rinkti dviračius ir kitas aplinkai draugiškas transporto priemones. Taip pat siekiama motyvuoti moksleivius ir švietimo įstaigų darbuotojus dažniau naudotis dviračiais ir paspirtukais, įrengiant jiems skirtus stovus prie mokyklų. Panevėžio miesto savivaldybėje vyko susitikimas su mokyklų bendruomene ir judumo stebėseną atlikusiais išorės ekspertais. Susitikimo metu pristatytas tyrimas, kuriame išnagrinėta, kaip mokyklų bendruomenės nariai keliauja į ir iš ugdymo įstaigų. Rudenį atlikta judumo stebėsena parodė, kad besinaudojančių viešuoju transportu skaičius padidėjo 12%. Tačiau tiek pavasario, tiek rudens stebėjimo metu pastebėta, jog daugiausiai tvariu būdu keliauti į mokyklą dviračių, paspirtuku ar pėsčiomis rinkosi Saulėtekio ir Ąžuolo progimnazijų mokiniai. Šiuo metu jau yra pasirašyta sutartis su uždarąja akcinė bendrovė Ineo Group dėl stovų įrengimo prie 10 miesto mokyklų. Darbus planuojama baigti iki balandžio pabaigos. Projektas Efektyvaus darnaus judumo mieste planavimo stiprinimas Baltijos miestuose vykdomas pagal 2021-2027 metų Interreg Baltijos jūros regiono programą. Bendra projekto vertė 3 072 000 eurų, iš kurių 80% sudaro Europos regioninės plėtros fondo lėšos. Projektą numatoma įgyvendinti iki kitų metų lapkričio pabaigos.